Nuo praeities iki dabarties. Puslaidininkė revoliucija lėmė ryšių technikos ir kompiuterijos suklestėjimą. O šios pagimdė internetą, pasaulinį kompiuterių tinklą bei pačią didžiausią pasaulyje informacijos saugyklą. Jos gausa labiausiai ir žavi šiandieninius interneto vartotojus, kurie gali rasti savo naudingų žinių bet kokia tema, pradedant evoliuciją ir mikropasauliu, istoriją ir geografiją, baigiant literatūra ir medicininiais išradimais, o taip pat kosmoso bei galaktikos tyrimais. Interneto ištakos siekia 20 amžiaus 6-ąjį dešimtmetį. 1960 metais Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas iškėlė idėją sujungti kompiuterius į tokį tinklą, kuris leistų karinėms ir mokslo organizacijoms patikimai ir greitai keistis duomenimis, jam neturėtų įtakos atsitiktinės klaidos, o kilus branduoliniam karui jis išliktų gyvybingas, net ir pažeidus dalį jo mazgų ar ryšio linijų. Šį projektą įgyvendino karinė tyrimo agentūra vardu ARPA. Nuo agentūros pavadinimo kilo pirmoji pasaulyje kompiuterių tinklo pavadinimas ARPANET. Nuo 1969 metų į ARPANETą ėmė jungtis vis daugiau Amerikos universitetų, kitokių organizacijų. Ilgainiui tinklas taip išsiplėtė, kad Jungtinių Amerikos valstijų gynybos ministerija nebegalėjo jo naudoti kariniams tikslams ir buvo priversta sukurti atskirą tinklą MILNET. Universitetų tinklą toliau plėtojo Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinis mokslo fondas. Pastarasis buvo pradėtas vadinti Internet, vardu, kuriuo jį vadiname ir šiandien. Metams bėgant, kompiuterių tinklo narių skaičius ir įvairovė taip išaugo, kad jis nebepajėgė patikimai visų aptarnauti. Prireikė patobulinti duomenų perdavimo tinkle būdą. Taip atsirado vadinamasis TCP/IP duomenų perdavimo tinkle protokolų paketas. Jis užtikrino duomenų apsikeitimą tarp įvairių kompiuterių tipų ir neriboto vartotojų kiekio. TCP/IP sukūrimas tapo kompiuterinio tinklo raidos lūžio tašku. Į tinklą pradėjo jungtis ne tik Jungtinės Amerikos valstijos, bet ir viso pasaulio organizacijos. 1983 metais duomenų perdavimui nuspręsta naudoti ne tik TCP/IP protokolą. Tad nuo šių metų tradiciškai skaičiuojama pasaulinė interneto istorija. 1989 metais Europos branduolinių tyrimų organizacijos laboratorijoje CERN įžymus anglų mokslininkas išradėjas seras Timas Berners-Lee sukūrė svetainio aprašymo kalbą HTML. Jis į visumą sujungė tekstą, vaizdą ir garsą. Tai buvo pirmosios užuominos apie World Wide Web. Oficiali www gimimo data 1991 metų gegužės 17 diena. Lietuvoje interneto pradžia siejama su Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterinio tinklo LitNet veiklos pradžia, kai 1991 metais buvo įrengtas X.25 palydovinio ryšio kanalas tarp Oslo universiteto ir Matematikos ir informatikos instituto Vilniuje.